Sveiki, ką šiandien atvažiavom į Viklau kalnų nacionalinį parką. Lipsim į patį aukščiausią Viklau kalną, Luks kažkaip pasivadina. Aukštis 925 metrai. Maršrutas bus mūsų apie 15 km. Parašyta, kad sunkus. Nieko, bandysim apėti. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Ši vieta labai graži. Čia. Labai daug keliautojų, visi parkingai užimti, oras geras. Daug žmonių su palapinėm. Pafilmuosiu, pažiūrėsit, kaip čia viskas atrodo. Galėsite išbandyti kitą sykį. Ką, dabar eisim apie porą kilometrų miško takų, paskui kilsim kažkur į viršų ir jau ten pasibaigs miškas. Bus kažkokia akmens skaldykla sena. Žiūrėsim, kas bus toliau. Iš tikrųjų nežinau, nes pirmą kartą einu. Kažkoks senas namas. Griuvėsiai. Pažiūrėsim, kas čia viduj. Čia kaip kažkoks kalėjimas buvo. Ir kas? Nesuprasi. Ką, tik pradėjom žygiuoti. Iškart sukilimas. Sukilimas toks nelabai didelis, bet jaučiasi. Gerai, o dabar miško einam. Nieko tokio. Ten viršui mažiau reikės lipti į kalną. Ką, biškį išėjimo kelią. Kylam dar į viršų. Dar tik pradžią, dar 1 kilą neatėjom. Biškį dihalkė. Bet nieko visada būna, paskui prasimuša. 1 kilometras pats sunkiausias. Kojas pradeda skaudėti, dihalkė. Paskui jau apsipranta organizmas ir viskas gerai būna. Bona kaminas. Ką, užėjame. Ką, įtariu lipsim ten. Kažkur tais turėsim eiti. Paskui praeiti per visą tą. Ką? Ne, čia. Iš ten mes grįšim, iš apačios. Ten turėsim pareiti. Čia kažkur turėsim lipti viršų. Neįsivaizduoju, kažko tako nematau. Kur čia būtų. Roposim 4 į viršų. Būrelis tai pasaka, kai vasarą čia einam, taip toks kaip, nesuprantu, iš visų pusių kalnai,
Vėjukai iš vis nėra, paukščiukai čiulba. Pasaka fantastiškas. Haikintojų oras. O čia upelis bėga. Mažytis. Nu žiūrėsim, kur čia mums reikės lipti į viršų, bet tikiuosi nereikės ropoti to šitą, bet kažkur čia. Toks takas prasidėjo, biški akmenim lipsim, biški užkaisimai taip dabar. Nu nieko, kaip nors, kaip visada, dažygiuosim. Tak, biški krapšlystas nedidelis, kur čia mums kažkur reikės lipti į viršų, blecha, įdomiai bus. Čia anksčiau prieš daug metų buvo kasykla, čia kasė varį, man rodos cinką kažkokį. Kažkur dar viršuje turėtų būti likti tos mašinos, kažkokias skaldymo akmenų. Nu, pažiūrėsim, paieškosim, gal rasim. Nu ką, dabar reikia blecha pasiruošti kopti. Ką, lipam. Lipam į viršų. Nu, nieko dar baisaus. Būdavo ir blogesnių takų. Čia dar, kaip gali sakyti, apigenas. Dar tik pusę kalniuką užlipam. Biškį sušilom. Dar porelė eina kažkokia. Ten dar pareina visą grupę, 20 žmonių kokių. Vėl ros nebedaug dalykų. Atrodo, kad vos viršūnė, bet kaip nedalipam, taip nedalipam. Ką, reikia varyti. Iškyra reikalų. Oba! Biškį reikia paropoti, na. O, čia kaip. Sako visą. Parvaro grupelė. Nu ką, lipam. Beveik užlipam. Dabar kažkur dar reikia tiesiai paeiti. Paskui bus matyti. Įtariu. Taip reikės eiti. Ir visą tą kalnakų gubrį. Vandos ten bėga, galima įsmigti, na. Vakare eisi, nepamatysi, cink tik tai. Ir nukritai pali kiaušus, na, iki kiaušų. O ten grupė varo žmonių kažkokia. O trečia grupė jau. Matau, eina būriais tokiais.
Nieko reikia mums, kad dar susikurti kokią grupelę. Linksmai prasivaikščioti, pražygiuoti. O, koks brokolis. Kam reikėtų? Kam brokolis, kam baravyks. Kas ką nori. Galvojam kažkur prisėsti biškį pailsėti, nes reikia užsidėti striukytę tokią ploną, kad vėjas neprapūstų. Biškį nugaras užlapalo kuprinės. Kažkaip apsirengti, nes ten viršui matau vėjas. Biškį didesnis bus. Laiptuką į dangų. Radom staliuką. Sėsim. Čia vėjas. Biškį vėjas tik pučia. O ką mes čia valgysim ar ką? Biškį, 3 minutės. Daugiau. Trečdalį kelią praėjom, 5 kilus. Dar 10, gal ir daugiau čia, mūsų vingiais nesuprasime. Vaizdai. Keliautojai užvežė. Biškį striukytę užsimečiau. Čia viršūnė vėjas, toksai nemalonus pūtė, bet kažkaip tvartingu. Užpisame. Dar kilom, sukilom 500 metrų su pusę, dar tipo 400, bet visada kilom į viršų. Taip. Žiūrėsim, kas ten bus toliau. Toks takas eina dar. Parašyta hard maršrutas, bet nėra hard, vidutinio sudėtingumo maršrutas. Kol kas, aišku, neaišku, kas ten toliau. Bet aš galvoju, kad toliau jau nebus nieko baisaus, nes jau pakilom pat į viršų. Dabar, jeigu ką, reikės tik tai į apačią leistis. Tam per kitą pusę. Jau greit viršūnė jau. Įtarimas man toks kyla. Ten bus 3 viršūnės kažkokios. Kažkokie pasivadina įdomiai kalėjimai. Kažkoks vienas kalėjimas, antras kalėjimas, paskui kažkoks žalesnis dar kalnas. Manau, taip, jeigu neklystu. Reikia dar pasitikslinti. Ką toliau dar? Kažkokia pirma piramidėlė tokia. Puskalnis turbūt. O ten reikia dar lipti ant toli į viršų. Varom kaip Marse. Panoramke. O ten žmonės viršų, eisim turbūt ten. Kažkokie 3 taškai bus. Atsimėsim dar vieną viršūnę. Dar priesim pačiau. Nenoriu labai filmuoti, kur daug žmonių. Reikia keliauti. Dabar 3 vietos turi būti, dabar eisim kažkur. Mažiau žmonėmis droną paleisiu. Biškį pafilmuosiu. Kokį čia planuoju. Čia prie tų akmenų atsisėsim. Trauksim amunicę ir bandysim paskristi.
aukščiausiam taške kalno. Dabar einam dar 2 taškai bus kažkokie. Įtariu, kad ten ant to eisim. Ten kažkaip paskui turėsim nusileisti per kitą pusę. Grįžti į parkingą. Biškis sušalom čia viršui. Vėjuks toks nemalonus. Žmogus eina su šortais, su maikėm, ble. Pajebatina. Oho. Tai toks kraštovaizdis toks, kepurių blecha nuneš vėjas, ledynės. Eisim dabar to serpantino. Kažkas parašyta Vyklov Mocino Nedlovo parkas čia. Mes taip, iš tikrųjų taip žinom, kad čia nacionalinis parkas. Visai toks neblogas iš tikrųjų. Iš tikrųjų takas, blecha, lengvas. Po mornį kalnų, tai čia eini savo pasišvilpaudamas. O. Jau praėjom beveik 8 kilos, jau daugiau negu pusę tako. Ir dar kaip ir nieko, man rodos, nepavargau. Ką, žiūrėsim, kas bus toliau, aišku. Kažkoks nautas. Kažkoks ežeriuks ten apačioj, ten jau paskui eisim. Šalia to ežeriuką dabar tokia biški atšaka bus. Čia užlipti ten paeisim. Paskui reikės grįžti čia ir eiti į ten tą. Į ten jau per ten kažkaip grįšim į mūsų parkingą. Daėjom. Antrą viršūnę pasiekėm. Alio! Buvom mes va ten toj. Ten buvo pirma, pati aukščiausia. Šitą mūsų antrą. Ir dabar ten bus trečia. Ten žmonės eina man. Mažai kas nusuka čia, nes čia reikia nusukti nuo tako, biškį paeiti kokią pusę kilometro. Nusileisti ir vėl pakilti kalną. Nu, mes einam kaip priklauso, kad būtų sąžiningai apie tas visas maršrutas. Ką, biškį pailsim minutę ir einam atgal. Čia vat buvom tos kalnuose, dabar žiūrim, galvoju, jo, kaip mes galėjome lipti. Nu čia, paskutinė trečia viršūnė turėtų būti. Ten mačiau kažkoks kolas įkaltas. Urelis be pasaka. Nu, gaila, liko tik tai 5 kilometrai, nemažiau biškį. Pasibaigs mūsų haikas šiandienis. Nu va, daėjome iki trečios viršūnės. Užlipsim to, jau ten kažkoks kardis turėtų būti neblogas vaizdas. Opa. O. Ką, įskaityta ir trečia. Ojojoj, nenukristi. Kažkokia piramidė sudėta iš akmenukų. Kažkas neturėjo ką veikti. Dar čia pažymėtas maršrutas, kaip kur sukti reikia turbūt. Tai pasitikslinsim. Navigation. Kaip čia mums rodo? Mums rodo ten. Varom ten.
toks takas, toks skardės biški. Čia kažkaip baisu biški net prieitina. Tai mes čia arčiau prieisim. Ką varom, dar porą kilų. Maždaug, nežinau. Toks takas. Geras takelis pramintas toksai. Dabar nėra drėgna, sausa, visą savaitę geras oras buvo. Tai pasaka, ne haikas. Vėjuks biški pučia. Bet toksai samai ras, kaip sakant. Ežeriuks kažkoks matosi. Mums čia, man rodos, kažkaip tais. Vot tokį mes kalną įlipom. Ką 13 km su pusė praėjom, dar paleidėję dar 2 km liko. Bet aš galvoju, kad bus biškį daugiau. Nu nieko tokio, oras geras, galim pasivaikščioti ir ilgiau. Nu. Žiriukas blizga ant saulės. Biškį vėl nusirinkiam, nes čia kaip einė pačioj vėjo nėra, saulė šviečia, karšta darosi. Būt gerai niurką dėti, nežinau, kad galima ten maudytis ar ne. Vasarą kaip eisim, reikės visą rakšnostuką kokį pasiimti su savim. Kurva, blėt. Kokia duobė, blėt, tokie kažkokie smegtami, kaip pisau nahui. Blėt, paskutiniai tie 2 kilometrus žiaurus, nežinau, vien pelkinai, brūzginai kažkokie. Nežinau, dar, blėt, nuo kalno leidžiamės dar kokį 300 metrų iki gero tako. Nachrin. Ar čia nuovargis taip duoda? Zuikia, reikia eit palei tą tvorą, taip kaip apačios. Čia kažkur kaip pisau, kažkokį, blėt, duobę. Gerai. Nu, va, biškį įslipam aš tų brūzginų. Ruots dabar biškį sausiau. Čia tokį nuokalnį, nežinau, nesimato gal per kamerą. Taip tiesiai, jeigu stovi. Karočią, blia, yra reikalų nusileisti. Keliautojo. Akmenėlis toks. Nu ką, dar biškį ir bus viskas. Ten mes pradėjom. Biškį prisėdom pailsėti. Pavargom jau leistis. Liko čia keli šimtai metrų. Ne kelius, gal 100 metrų nusileisti. O, realis pasaka. Vaizdelė irgi pasaka. Nu, pagaliau nusileidom. Nusileidom nuo šitų monstrų. Eisime gerą takį, dabar upelis bus kažkoks. Pafilmuosiu. Jop, to išmatė.
Kiek nuvarėm, 15 kilometrų jau. Keliautoja pareina. Šypsokimės. Čia kažkoks šraibikus. Nu ką, čia reikia eiti per vandenį, taip įtariu. Jo. Kaip čia? Čia atsargiai, čia toks ant to akmenėlio šok ir ant to. Čia ilga istorija, kol peris. Молодец. Nu vo, užbaigėm ratą, liko uodega. Uodega iki parkingo puskilometris. Kaip jaučiatės? Gerai. Gerai. Aš irgi gerai. Nu ką, baiginėjom savo maršrutą šiandien po Vyklų nacionalinį parką. Buvom užlipę į tą patį aukščiausią Vyklų kalną. Luckas, kažkaip pasidėjo Luckas. Nu, maršrutas buvo parašyta, kad sunkus, bet nepasakyčiau, kad labai sunkus. Vidutinė sudėtingumo. Ant pačio galo tik tai paskutiniai ten kažkur 1,5 kilometro teko leistis tokiu kalnu, ten labai buvo šlapia, drėgna, slidų. Karočią, aš žinau, šiandien jau savaitę lietaus nebuvo ir šiandien saulėta ir ten toks taip drėgna, bet tai kada čia palyja, turbūt iš vis žiauriai nusileisti. Tai aš tai siūlyčiau ten kaip trečią viršūnę pasižiūri, gal geriau grįžti to pačio maršruto atgal, nes ten toks takas pramintas, padarytas geras keliautojams. Nu ką, mes dabar važiuojam namo, kur nors užkasim gal ir viskas. Ką, jūs jeigu pažiūrėjot, palaikinkit, pasisraibinkit, komentariuką parašykit, galit pasidalinti su draugais, jeigu kam ko neaišku, galit parašyti, kas norės sužinoti vietą, maršrutą, rašykit, papasakosiu. Bye bye.